Lietuviškai. Su gimimo diena mokyklėlė. Gimimo diena. Su gimimo diena. Su gimimo diena. Gimimo diena. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Geros šventės. Labas vakaras. Labas. Labas ir čia yra mūsų interviu. Ir dabar mes pirmą mūsų saugiais klausimus, ką mes galvoja apie mokyklą arba klausimus apie mokyklą. Dublis 1. Emilija, kiek moki kalbų? 3. Kokias kalbas moki? Rusų, anglų ir lietuvių. Labas. Labas. 2. Angliška ir lietuviška. Labas, mano vardas Matas ir aš mokinuosi 2 kalbas. Aš mokau angliškai ir lietuviškai šnekėti. 4. Kokias? Angliška, lietuviška, škotiška ir švedų. 2. Kokias? Angliškai ir lietuviškai. Moku anglišką ir lietuvišką. Aha, tai kiek kalbų? Suskaičiuosi? 2. Aš moku 2. 2. Ne, tik 2. Ir Rusnė, kiek tu? 2 irgi. Angliška ir lietuviška. 2. Lietuviškai ir angliškai. O kur išmokai lietuviškai? Namie. Kaip tau sekasi? Gerai. Lietuvių mokyklėlė. Tu pasata Santa, ne? Gerai. Namie šeštadienio mokykla. Aš išmokau lietuvių iš mano šeimos ir giminių.
Mato. Rusne? Šeima, mama, tėtis, Lilas ir... Lilas nekalba lietuviškai. Gerai. Lietuvius tai moklikai. Mama, tėti, dėdė Evnas, iki dėdė Erikas, iki dėdė... Iki krikštą mamą, iki Elis Marta. Nuo gimimo aš mokiniuosi lietuvių kalbą su savo mama, šeima, močiute ir draugais. Su mamyte ir su močiute. Ir su tėčiu. Ir su Jana. Ir su seneliais. Ir su močiute. Su mamyte ir tatuku. Ir Anitė. Mano močiute. Ar jūs galite prisiminti, kiek jūs metų mokote šitą mokyklą? Ar senai mokotės? Gal 5 ar 6? 3. Tai jūs visai mažučiai, kai atėjot? Visai mažučiai? A ne? Ne. Tokie. Kiek tu metų jau mokasi mokyklai? Daug jau aš net neprisimenu šiaip tai, bet kiek čia nuo 4, man atrodo, pradėjau. O jeigu man jau 13, tai čia 9 metai. Labas, Benai. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Gerai. Atsakysi porą klausimų? Taip. Apie mokyklėlę. Taip. Ką prisimeni iš mokyklėlės? Aš prisimenu susitikimus su seniu Šalčiu per Kalėdas ir Margučio slėpynės per Velykas. Tai labiausiai prisimeni šventes? Taip. Man, pavyzdžiui, įstrigo Kalėdų šventės arba Velykos ten vienais metais. Tada būdavo faina. Ir dar yra faina. O šiaip, dar kai su draugai žaidžiam, va, paprastai, va, tokia nostalgija, galima sakyti. Aš prisimenu iš mokyklėlės, kad buvo ten labai linksma ir daug man padėjo. Ir labai patiko pamokos, tik nelabai patiko šokiai ir dainuoti. Aš tai prisimenu, kad man buvo ten labai linksma. Sveiki, esu Marija, viena pirmųjų mokyklėlės mokytojų ir organizatorių. Seniai, prieš 20 metų, Notingeme tada nebuvo daug lietuvių, bet lietuviška veikla vyko. Ypač aktyviai jį reiškėsi Katalikų centre Židinys, kur Darius ir Rūta Furmanavičiai aktyviai organizavo įvairius renginius, vedė pamokėles vaikams, kur ir mano vaikai dalyvavo. Kadangi esu mokytoja, tada man ir kilo mintis, kad reikėtų tikros lietuviškos mokyklos, kas šeštadienį į ją vaikai susirinktų, mokytųsi lietuvių kalbos, dalyvautų lietuviškose renginiuose ir bendrautų tarpusavyje. Taigi, pradėjome mokyklą su 15 mokinių nuo 6 iki 13 metų amžiaus. Mūsų tikslas pirmiausia buvo sukurti mokymo programą, įsigyti vadovėlių ir pasikviesti mokytojų. Taip pat norėjom apjungti 3 lietuvių kartas – senuosius lietuvius, kurie atvyko po karo, ir tuometinius tėvelius ir vaikučius į vieną aktyvią lietuvišką bendruomenę. Entuziazmas visų buvo neįtikėtinas, visi prisidėjo, kuo tik galėjo. Mamytės vedė pamokas, budėjo pertraukų metu, senoji karta organizavo lietuviškus renginius su lietuviškais patiekalais, o kiti labai talentingi lietuvaičiai prisidėjo prie įvairių iniciatyvų ir projektų. Mokyklos veikla išplito savaime ir netikėtai. Mes taip pat nepraleidom progos ir pasikvietėm visus, kurie tik norėjo pasidalinti patirtimi. Visus tuometinius projektus sunku ir išminėti, jų buvo labai daug ir įvairių. Bet patys didžiausi ir svarbiausi iš jų tai buvo Stefano nuopelnas. Jis turi neįtikėtiną talentą pritraukti aukšto lygio organizacijas ir taip išgarsino mūsų mokyklą lietuvių bendruomenėse visoje Anglijoje.
Net neįtikėtina, kad ta mažutė mokyklėlė išaugo į tokią stabilę ir gausią mokiniais mokyklą. Dėka pasišventusių mokytojų ir tėvelių, mokykla tarsi pakilo į visai naują lygį. Norėčiau palinkėti, kad ir toliau nepritrūktų entuziazmo nei mokytojams, nei tėveliams, nei vaikams. Toliau platinti lietuviškumą, kas yra ypatingai svarbu čia, Anglijoje gimusiems vaikams. Iš patirties žinau, kaip sunku išlaikyti ir puoselėti lietuvišką kalbą ir kultūrą tokioje dominuojančioje angliškoje aplinkoje. Stiprybės jums visiems ir sėkmės. Ačiū. Ar bent kiek padėjo mokyklėlė grįžtant į Lietuvą? Padėjo labai. Aš dabar turėčiau būti 2 arba 3 klasėje, bet esu 4. Ir kaip tau sekasi mokykloje dabar? Ten gana lengva. O kai užauksi, ar kalbėsi lietuviškai? Taip. Papasako, kaip tada bus? Aš gyvensiu Lietuvoje ir kartais nuvažiuosiu į Angliją. Turėsiu šeimą ir su jais šnekėsiu lietuviškai. Žinosiu visus žodžius. O kai jūs užauksit, lietuviškai kalbėsit? Angliškai. Angliškai? Aha. Lietuviška mokykla. Taip, mes esame lietuviška mokykla. Kalbėsim lietuviškai? Angliškai. O kai į Lietuvą nuvažiuojat, kaip jūs kalbat su močiute? Taip, tai lietuviškai mokėti yra gerai ir blogai? Gerai. Jo, aš norėčiau kalbėti lietuvių kalbą, kai aš užauksiu. O kur tu kalbėsi lietuvių kalbą, kaip tau atrodo? Arba Anglijoje, arba Lietuvoje. Vienas iš 2. O būtų tavo svajonėse, planuose kažkaip tai savo ateitį susijęs su Lietuva? Taip, jo. Pavyzdžiui, kaip? Pavyzdžiui, jeigu aš gyvensiu Lietuvoje, tai gyvensiu Lietuvoje, bet pavyzdžiui, jeigu kažkaip gyvensiu Anglijai, tai aš norėčiau bendruomenę sukurti lietuvių, kaip ir čia yra, tęsti visą darbą, kaip taip va. Nu tai puiku. O kaip tau atrodo, ko reikia, kad šitą bendruomenę toliau gyvuotų, kad mokykla gyvuotų, bet ko reikia, kokių dalykų reikia? Ko reikia? Ko reikia? Mums reikia mokytojų. Visos mokytojos turi žiauriai daug vaikų, o tų vaikų yra per daug, o mokytojų per mažai. Tai va tokia situacija tai yra, tai reikėtų daugiau mokytojų. O tu pasvarsytum, pavyzdžiui, kada nors ateity būti mokytojų, kai turėsi savo vaikų? Jo, galbūt. Sveiki, mano vardas Jurgita, aš buvau viena iš mokytojų lietuvių mokyklėlėj kartu su mano mama. Marija paprašė mūsų padėti jai atkuriant mokyklėlę. Mes nebuvom kartu, kai mokyklėlė buvo įkūrinėjama, bet padėjo Marijai atkurti mokyklėlę po kiek laiko. Tiesiog jinai susitiko mus ir paklausė, ar mes nenorėtume padėti, nes pradėjo gauti nemažai laiškų, kurie buvo siunčiami į ambasadą lietuvių tėvelių ir tiesiog klausė, ar yra Notingeme kažkokia mokyklėlė. Tai nusprendėm padėti Marijai ir pati pradžia buvo labai įdomi, kadangi neturėjom patalpų nieko. Tai pirmos pamokos vyko Marijos namuose. Vienam kambaryje buvo vyresni vaikai, kitam kambaryje buvo jauni, maži vaikučiai. Tai aš ir mama, mes mokinom mažuosius, o Marija mokino didesnius.
Buvo įdomu, kadangi mažiems vaikams, tiesą pasakius, mes labai didelės kažkokios tai literatūros neturėjom, o kad jų dėmesį patraukti, man atrodo, visą laiką ta pati užduotis iš tos pačios knygos pasidaro nuobodoka, todėl buvo labai daug kūrybos procese įtraukta. Prieš kiekvieną šeštadienį visą laiką kažkokią tai naujų užduočių sugalvoti, kad per žaidimą, per meną, kūrybą, paišymą lietuvių kalbą mokintumėmės. Labai patikdavo ruošti šventėmis. Manau, kaip pasakyti, tuo metu tiesiog per žaidimus, per spektaklius, leidi pažinti vaikams kultūrą lietuvišką ir kartu labai smagu būna. Labiausiai prisimenam kalėdinį vakarą, kai buvo Ropės spektaklis ruošiamas ir tiesiog viskas, kai kurie dalykai tiesiog turėdavo būti daromi ekspromtu, nes, kaip sakau, ir vietos nedaug, bet niekada nei vienas nelikdavo kaip kažkuom tai nusivylęs, visą laiką kažkokių įdomybių susigalvodavom. Esu net dar tais laikais, nebuvo tų išmaniųjų telefonų, esu net dariusi tokį lėlių filmuką, irgi apie Ropę, kad vaikams parodyti, apie ką vaidinsim. Labai smagu girdėti, kad mokyklėlė vis dar ir toliau tęsiasi, vykdo savo veiklą, kad jau 20 metų, atrodo toksai didelis jubiliejus tikrai. Labai norėčiau palinkėti visiems ir toliau per visokius žaidimus, pamokas, kūrybą mokintis lietuvių kalbos, nes manau, kai smagu, tai ir užsilieka viskas labiau ir įdomesnė kultūra pasidaro. Taip kad taip ir toliau laikykitės. Viso geriausio. Gerai, dabar mes klausimės tėvams. Čia yra questions apie tėvams. Gerai. Kaip nusprendėte lankyti šeštadienio mokyklėlę? Labai paprastai. Atsiradom, kai turėjom metutę 2 metų su pusė, pradėjau ieškoti, kur galima vesti lietuviškai mokytis. Ir tuo pačiu bendruomenę norėjau, kad būtų. Ir radau 2 viename, ir bendruomenę, ir lietuvišką mokyklėlę. O ar eini į kokią nors mokyklėlę? Taip! Eini? Taip. Aha. Ten šeštadieniais, ane, vyksta? Taip, šeštadieniais. Aš einu pirmą A klasę ir aš esu pats mažiausiai klasiai, bet labai gerai moku, kur esu protingas mokykloje. Ir pakalbėkim dabar apie tą šeštadienio mokyklėlę. Kas tau patinka mokyklėlė labiausiai? Labiausiai patinka, kai žaidimas pradžių teliką. Jo, o kas per žaidimai? Būna, jau yra tokios raidės, ir tokių išnelia kūrinių, reikės kartą pasakyti tą raidę ir paskui mokytė paspaudėsi savo pelytį jau. Ką tai?
Skaityti. Skaityti, taip. Skaityti. O ten ką daro dar? Užduotėlės darot kokias? Taip, mes darom užduotėlės rašyti. Gerai? Tada, kai tas žodis kėsite, kas tas žodelį ką? Kur yra moka? Reikia žaisti. Dar žaisti su mano draugus. Ir man labai patinka, kai mes daug turim festivalių. Ten draugai mano irgi labai smagus. Mums skaityti. Namų darbus, mokintis ir turėti draugus. Kad labai daug draugų. Žaisti lauke. Patricija gaudo odegytę savo. Odegytę gaudo. Mokykla, mokytojos mokytis. Tas smagu ir yra pamokas. O kas tau labiausiai patinka šeštadienio mokyklėlėje? Žaisti. Ir daryti namų darbus. Taip, ir daryti namų darbus. Patinka tau labai. Aišku, o dainuoti patinka? Ir mokytojas. Mokytojas? Myliu mokytojas. Bendruomenė, susirinkimas ir vis dėlto dilemų džiaugsmų ir dilemų aptarimas. Kad susirenka tėvai, lietuviai, tuo pačiu mokykla daro renginius ir vaikai tiesiog žino, kaip galima daryti gražius renginius, kaip galima padainuoti kartu. Jūsų nuomonei reikėtų žinoti tėveliams, kurie dar tik ruošiasi lankyti šeštadienio mokyklėlę? Tik ateikit. Tiesiog ateikit į mokyklėlę ir vesti savo vaikus. Tai yra labai paprasta ir įtraukia. Sveiki, mano vardas Lina ir aš esu mokytojas savanorė jau 11 metų. Mokyklėlės veiklą perėmėme iš Jurgitos ir Virginijos, o į mokyklėlę mus pakvietė Marija. Aš puikiai prisimenu tą šaltą, drėgną sausio dieną, kai gatvėje susitikau Mariją ir Marija mus pakvietė. Iš pradžių buvo baisu, bet trauktis kelio nebuvo atgal. Auginau mažą sūnelį ir klausimas buvo, o kaipgi bus? Esu Marijai labai dėkinga už pirmasias pamokas ir patarimus, nes nieko nežinojau, nieko nemokėjau, buvo labai baisu, taigi visi patarimai buvo labai vertingi. Po 2004 metų atsivėrus ES sienom šioje šalyje atsirado labai daug lietuvių, atsirado labai daug vaikų. Taigi klausimas kilo, kaip mes dabar mokysimės. Ką daryti su vaikais, ką daryti su lietuvių kalba. Na, bet mums reikėjo daugiau mokytojų, nes vaikai augo kaip ant mielių. Reikėjo daugiau klasių. Ką daryti? Taigi prie mūsų veiklos po kelių mėnesių prisijungė Rasa ir 2 Ievos. Ir štai čia reikalai pajudėjo. Pirmiausia, mes pakeitėme šiek tiek mokyklėlės koncepciją. Marija buvo profesionali mokytoja, diplomuota mokytoja, o tarp mūsų diplomuotų mokytojų buvo mažai, buvo vienintelė Ieva. Tad mes sugalvojame, kad šita mokyklėlė bus mamų mokykla. Čia yra mūsų vaikai ir mums jodoms tai rūpi, kaip tie vaikai kalbės ateityje. Kalbės į lietuvių kalbą ar ne. Taigi mes mamos pačios savo vaikus ir mokysime.
Taip atsirado ir kitų gerų dalykų. Pasikeitus laikams atsirado toks fantastiškas dalykas kaip socialinės medijos. Mes galėjome komunikuoti greičiau, mes galėjome kurti grupės su tėveliais, galėjome turėti atskiras grupės ir klasėse, atsirado video medžiaga, atsirado internetas, Wi-Fi, taip kad pamokos tapo žymiai įdomesnės ir interaktyvesnės. Na ir dar vienas svarbus momentas mūsų mokyklos veikloje, tai buvo Ozo gimnazijos atsiradimas. Kai vaikai sulaukia 7 metų, tampa labai sunku jos mokyti, nes pirmiausia mes nežinodavome, kaip mokyti, kada turi atsirasti veiksmažodžiai, kada turi atsirasti žodžio dalys, kokia seka, kaip išdėstyti medžiagą, kur tą medžiagą, kur ją gauti. Taigi mes pradėjome bendradarbiauti su Ozo gimnazija ir tai iš tikrųjų pakeitė mūsų mokyklos gyvenimą kardinaliai. Mes esame labai dėkingi už šią galimybę mokytis Ozo gimnazijoje. Šiuo metu mokyklėlėje mokosi daugiau negu 50 vaikų ir 2 daugiau tėvelių. Tai yra fantastiškas skaičius, turint omenyje, kad šita mokykla remiasi vien tik tai savanoriška veikla. Tai yra visi žmonės savanoriaujantys šioje mokykloje, turi pagrindinius darbus. Ši veikla yra antrinė veikla. Mes tai darome be jokio finansinio atlygio. Tiesiog taip. Šita bendruomenė yra puiki. Kiek mes turėjome daug kitų mokytojų savanorių, kurios galbūt savanoriavo trumpiau, bet jos buvo fantastiška pagalba. Galėčiau paminėti ir Andželiką, ir Simoną, Agnetą, Eglę, Kristiną ir daugelį kitų. O mamos, kiek daug mamų mums padeda eiliniais šeštadieniais, kai mes susergam, kai mes negalim, kai jos mums pavaduoja, kiek daug tėvelių ateina anksčiau ir padeda sustatyti stalus ir surinkti stalus, kiek daug savanorių švenčių metu, kai reikia šventėms pasiruošti ir kai reikia šventės pabaigti. Tai yra viena graži didelė bendruomenė, kurią mes labai labai džiaugiamės. Tai kokie 3 žodžiai ateina į galvą, kai pagalvoji apie mokyklėlę? Linksma, draugai ir namų darbų. Lietuva, vaikai ir bendruomenė. Tai yra bendruomenė, džiaugsmas ir man tai yra didelis nacionalizmas arba tautiškumas. Smagu, pamokos ir dainuoti. Bendruomenė, geras laikas ir mokymasis greičiausiai. Ačiū. Labai gražus žodis. Nu, koks antras žodis? Labas. Labas. Ir ata. Ate. Labas, ačiū, ata. Labai gražus žodžiai. Tautiškumas, bendrystė ir Lietuva. Mokinti, būti tave ir padėti, jeigu kažkas užtruko. Namai, mama, bendruomenė. Namai, nes namuose visada šnekėjau ir šneku lietuviškai. Mama, nes iš jos lūpų pirmą kartą išgirdau lietuviškai. Bendruomenė, nes tai yra mes visi, kurie šnekame lietuviškai. Skaityti, pumpurėlis ir gal mokykla. Tai yra bendruomenė, patriotiškumas ir šiluma. Mano mokykla yra džiaugsminga, šventiška ir sudėtinga. Labas, mano vardas Ieva ir aš mokinu vaikus dainelių. Aš nusprendžiau prisidėti prie mokyklėlės veiklos dėl kelių priežasčių. Aš pati auginu 2 sūnus, kurie auga mišrioje šeimoje. Mano vyras nekalba lietuviškai, bet labai daug supranta. Ir mes nusprendėme, kad prie anglų kalbos vaikams panašiai arba lygiai svarbi bus lietuvių kalba. Aišku, darau tai irgi dėl platesnės bendruomenės, dėl mano vaikų ir pažįstamų vaikų, kadangi yra labai svarbu atsiminti, iš kur mes esame kilę, žinoti, kokios yra mūsų šaknys, išlaikyti kalbą. Tai yra labai naudinga ir lavina atmintį ir mes iš tikrųjų turime kuo didžiuotis mokėdami savo gimtąją kalbą. Tai yra ypatingai
svarbu Nottingeme. Nottingemas yra miestas, kur persipina įvairios kultūros, kalbos, įvairios tradicijos ir yra tikrai nuostabu ir mes didžiuojamės tuo, kad lietuvių kalba yra viena iš jų, kur tvirtai mes žengėme į priekį, vis priimame naujus vaikus, naujas kartas, vyresnius išlydime į tolimesnį pasaulį, bet mes toliau savo veiklą tęsime ir ne kiekviena kultūra gali pasididžiuoti tokiais pasiekimais 20 metų gyvuoti svetimoje šalyje. Ieva tai yra žmogus, kuris jau 11 metų dalinasi savo muzikiniu talentu. Be Ievos nepraeina nei vienas renginys, nei viena šventė. Iš pradžių Ieva prie mūsų jungėsi atsargiai ir pasistuodavo tik tai kalėdinių švenčių metu, o po truputį jinai prisijungė prie mūsų veiklos pilnai ir galėčiau pasakyti, kad Ievos vedamos muzikos pamokėlės yra pačios populiariausios. Yra daugybė vaikų ir daugybė tėvelių, kurie patys labai mielai tose pamokėlėse dalyvauja ir mus džiugina švenčių metu. Ar žinojote, kad Ieva yra aistringa Eurovizijos gerbėja? Visos Eurovizijos finalo peržiūros vyksta Ievos namuose, kur susirinka daug žmonių, šeima, draugai, visi pasipuošia ir aistringai balsuoja. Muzikos departamentas yra muzikos departamentas. Sveiki, esu Rasa. Šioje mokykloje mokinu lietuvių kalbos jau 11 metų. Mokinu lietuvių kalbos, nes noriu, kad vaikai išlaikytų savo asmenybės identitetą ir žinotų, iš kur jie yra kilę. Rasa yra viena iš mūsų ilgamečių mokytojų, ištikimų bendražygių, kuri pamokas vesdavo visada. Geri laikai, blogi laikai, Rasa visą laiką vesdavo pamokas. Mano vienas iš ryškiausių prisiminimų yra, kai Rasai gimė benukas ir jinai vis tiek vedė pamokas su naujagimiu sūneliu ant krūtinės, tiesiog prisikabindavo jį nešinėje ir vesdavo pamokas. Po to dar gimė matukas ir jinai vis tiek vesdavo pamokas. Be to, Rasa yra žymiai daugiau negu mokytoja. Jinai yra mūsų bendruomenės siela. Kur nauji metai? Pas Rasą. Kur gerime kavą rytais? Pas Rasą. Mergaičių išėjimas out. Kas organizuoja? Rasa. Atostogos. Kas organizuoja? Rasa. Raselė, mes tave labai labai mylim. Savanoriauju mokyklėlėje todėl, kad tikiu bendruomeniškumu ir tikiu tuo, kad mūsų įnešamas indėlis turės atgarsį mūsų ateities kartom. Todėl, kad kol yra gyva mūsų kalba, tol yra gyva ir mūsų tauta. Ieva Rogužienė – tai žmogus orkestras. Kol šilkiniai jo tinklai, su klasta ir su apgaule, vienąsyk pagaus jam saulę. Ji yra oficiali mūsų mokyklos direktorė ir visi žemiški reikalai tai yra Ievos atsakomybė. Patalpos, pinigai, draudimai, šventės, sponsoriai, fotografijų sienelės ir taip toliau ir panašiai. Jeigu turite problemą, jeigu turite klausimą, eikite pas Ievą. Išspręs, padarys, sutvarkys, atneš ir padės ant lėkštutės. Tai visų pirma, noriu paminėti, jog šioje mokykloje atsidūriau Ievos dėka. Tada dar buvau ką tik atvažiavusi iš Lietuvos ir pradėjusi studijas. Tai buvo puikia galimybė pasisemti žinių ir įgyti patirties dirbant su vaikais. Iš pradžių buvo labai baisu. Galvoje sukosi mintis, jog nemokėsiu tinkamai paruošti medžiagos, o vėliau aiškiai ir įdomiai jos išdėstyti. Tačiau begalinis mokytojų palaikymas bei dalinimasis leido kaskart jaustis geriau ir drąsiau.
O vėliau, kai susipažinau su mokiniais ir jų tėvais, iš viso dingo visos baimės. Ir su nekantrumu laukdavau kiekvieno šeštadienio, nes kaskart galėdavau pasijusti vis arčiau Lietuvos. Sveiki visi, tai mano vardas Agneta, buvusi mokytoja Pumpurėlių mokyklėlį ir teko mokinti lietuvių kalbos šiek tiek 5-6 metų vaikus. Iš tikrųjų, tai net sunkiai prisimenu, kaip taip gavosi, kad teko, bet prisimenu tikrai labai norėjau, nes esu pati labai už tą tokią lietuvybę ir labai smagu, kad patys žmonės nori, nors ir gyvenantis kitoje šalyje, tą lietuviškumą turėti. Man asmeniškai tai taip pat buvo toks atitrukimas nuo intensyvių studijų tuo metu, kai mokinausi chemiją. Tai tiesiog pabuvimas su vaikais man buvo visiškai toksai, atrodo, kitas pasaulis. Aš visiškai pasimirždavau, kad aš tenai chemiją mokinuosi ir kas aš esu tenai. Tiesiog pasikraudavai tos vaikiškos geros energijos ir emocijų ir atrodo visi tie suaugusiųjų reikalai ir problemos jie tiesiog nublankdavo. Merginos, jūs esate tikros mano bendražygės ir bendramintės. Aš esu labai laiminga, kad aš jūs turiu savo gyvenimą ir visos bendruomenės vardu norėčiau padėkoti už jūsų dovanojimus talentus, už jūsų dovanojimą laiką, už tai, kiek jūs savęs įdėjote iš tai mokyklą, kiek jūs daug vežėt, kiek jūs daug savęs dovanojate. Ačiū jums labai labai. Mes taip pat turime nuolat linksmų istorijų. Labai dažnai broliai ir seserys konkuruoja tarpusavyje pamokoje. Taip pat kartais lyg netyčia vaikai palieka savo namų darbus pamokoje tam, kad nereikėtų daryti namų darbų namuose. Turime labai daug smalsių vaikų, kurie užduoda daug klausimų ir nespėjame išeiti visos pamokos. Tai aišku, kai mato suvalgė namų darbus.
Mano vienas vaikas suvalgė namų darbus. Aš nežinau, ar ten pietų metas buvo, ar jisai nenorėtų namų darbų daryti. Žmogus paėmė ir suvalgė namų darbus. Tada linksma nebuvo. Lietuvių mokyklėlė kartais sudalyvauja kaip vedantysis ir vedant renginius su vaikais, tu kartais supranti, kad tu neturi jokios galios prieš vaikus. Vaikai yra vaikai ir tai nieko nepadarysi. Tai va, kaip dabar, pavyzdžiui. Va, kaip mūsų operatorius. Kaip mūsų operatorius, nieko nepadarysim. Tėveliam, bet per šitus vadovavimo metus ne vieną kartą teko per šventę lipti ant kėdės ir garsiai ploti tam, kad atkreipti tėvų dėmesį. Ką nors linksmo. Tai aš labai gerai pamenu, kada prieš mamyčių dieną savo vaikais ruošėme filmuką sveikinimų ir buvo labai juokingi vaikų pasisakymai ir tokie nuoširdūs palinkėjimai, o vėliau buvo labai linksma ir montuoti. Iš tikrųjų, man asmeniškai tai būdavo, kad ir kaip pakviečia į tuos gimtadienius vaikų ir aš ateinu su nei vienu vaiku, aš einu visą laiką su 2 vaikais. Ruošiantis tiek pamokom, tiek ypatingai šventėm, namų buitis būdavo ir yra pakankamai chaotiška. Todėl, kad reikia kažko nepamiršti, reikia būtinai visus papuošti, reikia sužiūrėti, kad visas inventorius būtų sudėtas, tai visa namų komanda yra įdarbinta į procesą. Ir nei vienas nėra paliktas, nei vienas nėra pamirštas, žodžiu, visi turi savus darbus ir atsakomybės. Nesvarbu, kad savanoriauja mama, bet dirba visa šeima. Namų buitis dažnai būna atidėta į šalį, kai reikia rūpintis mokyklos reikalais. Blogai atrodo ta buitis. Tai yra baisu. Tai yra neišvirti pietus, neišrūšiuoti skalbiniai, neišlyginti skalbiniai, neperskaitos knygos su vaikais. Blogai. Jūs geriau mūsų vyrų paklauskit, jie jums papasakos, kaip atrodo mokytojų buitis, ypač kai jos ruošiasi šventėm. Kol dar lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje, dar gieda tau ir man. Kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Kol dar matau, kol dar girdžiu, kol dar į kalną mano kelias. Kartoju paprastus žodžius. Tie žodžiai man ir tau. Emilija, ko norėtum palinkėti mokyklai? Kad gyvuotų ilgai, kad būtų daug vaikučių ir kad būtų labai linksma. O mokyklai palinkėčiau ir toliau gyvuoti, toliau būti tokia artima ir šilta ir priimanti bendruomenę. Ką palinkėtum? Aš nežinau, ką palinkėtų. Aš galvoju, gal reiktų palinkėti, kad gyvuotų ilgai, ilgai. Taip, aš lankysiu gyvuoti ilgai. Ir jūs lankysit ilgai, ilgai, kol užaugsit, taip? Mes norėtume
kas techniškai įmanoma, kad mokykla atrastų savo vietą, gautų valstybinę paramą, kad būtų, kad mes jaustumėmės labiau, kad mokytojai, mes ir bendruomenė būtume labiau vertinami valstybiniu mastu. O visą kitą mes daromės patys ir daromės patys labai gražiai, nuoširdžiai. Gerai. Man palinkėt, kad gerą draugų ten, gerą mokytoją ir gerą mokyklą. 20-mečio proga norėčiau palinkėti, kad mūsų bendruomenė pataptų dar tvirtesnė, dar vieningesnė, dar šiltesnė ir tuo pačiu, kad prie mūsų prisijungtų kuo daugiau iniciatyvių žmonių, kurie padėtų kurti šventes, kurie padėtų kurti bendruomenės atmosferą ir tuo pačiu noriu palinkėti visiems neišsenkamos kantrybės. Sėkmės ir kad galėtų ilgiau mokinti vaikus. Norėčiau palinkėti mokyklai, kad jinai ilgai ir laimingai dar gyvuotų. Mokyklėlei norėčiau palinkėti mašinytę. Mašinytę? Tokia, kad visi vaikučiai gal tilptų? Taip, kad tokia arba ilgesnė mašina už autobusą. Aha, o kam reikia mokyklėlei tokio autobuso? Nori kažkur su mokyklėlė važiuoti? Taip, visi į parką. Į parką nori važiuoti, tai nori, kad visi sutilptų, kad važiuoti į parką? Taip, ir visi veiktume. Aš linkiu visko, ko geriausio lietuvių mokyklai, 20 jubiliejaus ir kad toliau mokintum apie lietuvių kultūrą ir kalbą. Ačiū labai. Aš palanku, kad mokykla būtų su gerų mokytojų, gerų draugus ir visi, kad norėtų mokytis lietuviškai, gali ateiti čia. Ačiū tau, Katrina. Aš linkiu šitoj mokyklai, kad sektųsi mokinti vaikus geros lietuviškos kalbos. Pirmiausia, labai norėčiau pasveikinti mokyklą su tokiu gražiu jubiliejumi ir visus tuos, kurie prisidėjo prie tokių ilgų gyvavimo metų. Smagu, kad kas kart atsirasdavo žmonių, kurie savanoriškai kiekvieną šeštadienį vedė pamokas ir organizavo šventes. Taip pat norėčiau palinkėti visam mokyklos mokytojų kolektyvui stiprybės ir neįsenkančių idėjų, tėvams ir toliau taip atsakingai vesti vaikus į mokyklą, o vaikams ir toliau taip gerai ir atkakliai mokytis. Sėkmės ir dar daug gyvavimo metų. Aš norėčiau palinkėti, kad mokykla dar gyventų ilgą laiką ir išmokytų daug jaunų lietuviškų vaikų. Palinkėčiau laimės, džiaugsmo. Visiems čia buvo didelis darbas, kuris buvo įdėta į šitą mokyklėlę ir aš matau, kad čia labai pasisekė viskas. Taip. Na, žinau, norėčiau palinkėti, kad mokyklėlės veikla tęstųsi, bet dar svarbiau yra, kad vaikai kalbėtų lietuviškai. Jūs kalbėkit lietuviškai, tai yra taip svarbu. Tai yra jūsų mamos kalba, tai yra labai sena kalba, mums ją reikia saugoti. Tiesiog kalbėkit lietuviškai. Sėkmės visi, ate. Gerai mokykitės.
pabaiga? Taip. Prašau, jums kamerą. Sakykit, sakykit.